Kokie bus orai 2025 m. spalį? Ar jis bus labai šaltas, ar rekordiškai šiltas, ar ekstremaliai drėgnas, ar ganėtinai ramus ir sausas? Visą tai išnagrinėsime jau dabar. Pirmąją spalio savaitę orus Lietuvoje lems galingas aukštas slėgio sūkurys arba anticiklonas. Tikėtina, kad savaitė pasižymės ganėtinai nedideliu kritulių kiekiu. Tačiau bus ganėtinai vėsu, tikėtinos šalnos. Taigi pirmąją savaitę traukite šiltesnius drabužius, jau tikrai prireiks. Maždaug nuo spalio 6 dienos galingas anticiklonas atsitrauks į rytus. Jo vietą užims žemesnio slėgio laukas iš vakarų. Tai reiškia, kad grįšime prie klasikinio rudens. Padaugės debesų, kartais trumpai palis, tačiau lietaus kiekis bus artimas normai. Temperatūra primins įprastą spalio temperatūrą. Ši maloni, rami tendencija tęsis ir 3 ir 4 spalio savaitę. Numatomas normalus kritulių kiekis. Temperatūra bus ganėtinai artima įprastam spaliui. O mėnesio pabaiga žada tikrą dovaną. Atrodo, kad ruduo norės atsisveikinti gražiuoju. Paskutinėmis spalio dienomis temperatūra gali pakilti net iki 2 laipsnių aukščiau normos. Taigi apibendrinkime. Spalis 2025 bus tikras permainų mėnuo. Pradžia vėsi ir sausa su stipriomis šalnomis. Viduris ramus, švelnus, su temperatūra šiek tiek virš normos. Pabaiga neįprasta šilta, tarsi paskutinis atsisveikinimas prieš artėjančius šalčius. Spalis pareikalaus lankstumo ir jūsų aprangos ir planų, bet jis taip pat padovanos ir malonios gaivos ir jaukios šilumos.